Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip patikrinti individualius mokinio pasiekimus tam tikrame teste. Tai spaudžiame ant to testo, kurį norime patikrinti. Na ir čia gauname visas statistikas, kaip buvo atliktos užduotis, kiek taškų buvo surinkta. Na ir apačioje galime matyti visus mokinius, kurie atliko tą testą ir taipogi, kaip jiems sekėsi. Tai pavyzdžiui, turime, kiek taškų buvo surinkta lengvose užduotyse, vidutinėse ir sunkiose. Taip pat kiek buvo praleista laiko darant tą testą, na ir įvertinimas. Ir paspaudus peržiūrėti, mes gauname to būtent mokinio testo rezultatus, tai kairėje matome surinktus taškus, teisingai atsakytus klausimus, kiek užuominų prireikė, kiek laiko sprendė, na ir koks yra vidutinis klausimo sprendimo laikas. Pabraukę į apačią taip pat matome ir užduočių sąrašą ir kurios buvo atliktos teisingai, na, o kurios neteisingai.